Kuris iš jūsų labiau myli Rikį? Tai aš nebijau varų, žinokit, nebijau. Duokit man vorą. Mano variukas, geriukas. Ta prasme! Neįsivaizduok. Tėtis. Tėtis. Labas, koks šiandien pas mus challenge'as? Čia yra labai daug klausimų, kuriuose pagrindas yra kas iš mūsų daugiau arba dažniau. Ir mes kelsim lenteles. Vilma, Rokas. Traukiam? Didžiausia ištraukia. Didžiausia, gerai. Pirmas klausimas. Kuris greičiausiai iš jūsų pateks į bėdą? Aš manau taip. Gerai, sekantis klausimas. Irgi didžiausiai ištrauksiu, didžiausias likviduosiu. Kas iš jūsų galėtų būti garsiu aktorė? Tai manai, kad aš? Na gerai, taip, aš galėčiau. Tai kad tu klipus filmuoji tenai visokius. Taip, aš filmuoju klipus, bet aš ne aktorė. Tai... Bet aš visada norėjau būti aktorė. Tu. Matas įdėmė. Kuris iš jūsų daugiau laiko praleidžia internete? Ne, pasakyčiau irgi, tu taip pat. Sakyčiau taip. Jo, aš irgi pagalvojau, kad mes abu praleidžiam labai daug laiko internete. Todėl aš nesu ta mama, kuri sako, eik iš interneto, nes aš taip pat ten sėdžiu. O dar noriu pasakyti, kad pas mus vyksta YouTuberių mokykla. Ir jūs, kaip ir mes, galite tapti populiariais YouTuberiais. Ir jeigu norite mokytis filmuoti, montuoti video, ir jei norite sužinoti, kaip reikia monetizuoti savo kanalą, ateikite pas mus į YouTuberių mokyklą. Iki susitikimo tenai. Nuoroda apačioje. Ok, traukiam. Oi, žinau šitą atsakymą. Kas iš jūsų yra tikras išlaidautojas pinigų? Aš žinau, kas tai. Vokas yra pinigų išlaidautojas. Kodėl? Neįsivaizduoju. Todėl, kad Rokui kiek beduosi kišenpinigių, visus tą pačią dieną išleidžia žaidimam. Mama, man reikia naujas, išėjo labai man reikia. Man taip reikia. Ten naujas skinas, naujas žaidimas, naujas... Kas ten naujas, Rokai? Kas ten išeina pas tave? Mama, man labai reikia, nes tik šiandien yra nuolaida. Jo. Na? Kas nuolat patenka į bėdą? Bet aš ne... O kokia bėda? Tai vakar susidaužiau ranką, vakar viską. Va, parodyk. Čia nėra ką žiūrėti. Va, čia žaizda, ant kelių žaizda. Taip. Bet ne bėda, Rokas žaidžia tenisą, tai visko būna, ne? Visko gali būti. Okay. Kažkaip čia visas video gausis apie Roką, man atrodo, ne? Gerai. Kuris iš jūsų dažniausiai pasirenka vietą, kur vėliau einate pavalgyti? Aš manau, kad... Aš. O tu manai, kad tu? Rokas sako, ar eisim valgyti į restoraną. Aš sakau, taip, eisim, bet restoraną renkuosi aš. Ne. Tu? Aš irgi kartais renkuosi. O gerai, aš skaitau, kad Vilma, jis skaito, kad Rokas. Ok. Next. Kuris iš jūsų ginčysis iki galo? Neįsivaizduoju. Tėtis. Tėtis. Kuris iš mūsų ginčysis iki galo? Tai aišku, mama. Gerai, sutinku. Mano žodis būna kartais paskutinis. Ane? Gerai. Norėjau padėti kaip klausimą. Tu. You. Gerai. Čia visi. Čia galima taip. Ta prasme. Kuris iš mūsų nedėmesingesnis? Va, Rokas. Aš manau, kad tu. O kodėl tu manai, kad aš?
Neįsivaizduoju, bet kažkodėl atrodo, kad ne, aš tikrai. Ne, man atrodo rokas nedėsni. Bet o kodėl? Ai, sakau, padarai pamokas. Aha, padariau. Einam tada pasižiūrėsim. Gerai, aš tau pasakysiu. Nu, pasakyk. Ai, mama, nuvažiuok kažko nupirkti. Į parduotuvę gali užsukti, nuvažiuoti. Važiuoja savo toliau namo ir viskas. A, nu jo, būna. Nebūna, o visą laiką taip. Rokas prašo, ką nors pakeliui nupirkti, kai važiuoju iš darbo. Jūs galvojate, aš atsimenu? Aš padėjau ragelį ir jau neatsimenu, kad jisai prašė. Nu, man reikia priminti, bet tai čia nedėmesingumas, o čia nuo atminties reikia gerti vaistus. Gerai. Nu, mamai tai gal jo. Nu, dabar tu. Ja, aš ką tik traukiau. Nu, va, matai. Nu, jo, sutinku, kad man reikia gerti vaistus. Taip. Kuris iš jūsų yra pats keisčiausias? Strange. Ne vienas, visi normalūs. Nu, Rokas, okei, gerai. Rokai, tu labai keistas. Ne, aš galvoju. Nesąmonė kažkokia. Parašykit, kaip jums atrodo, kuris iš mūsų yra keisčiausias. Aš skatau, kad nei vienas, mes esame nekeisti, normalūs. Tai parašykit, kaip jums atrodo. Ir būtinai parašykit, kuo mes galim būti keisti. Keisti. Didžiausias paėmės iš naujo. Kas iš jūsų greičiausiai yra beprotiškas? Nu, kuris iš mūsų greičiausiai yra beprotiškas? Ar jūs įsivaizduojate? Taip. Pas mus šeimoje nuprotėjusi yra mama. Kuris iš jūsų labiausiai mėgsta vakarėlius? O, vaikas žino apie mamą. Gerai. Kas iš jūsų kenčia nuo nuotaikos pasikeitimų? Kenčia nuo nuotaikos pasikeitimų. Taip, mamai būna linksma, mamai būna liūdna, o Rokui visada... O kai mamai liūdna, jinai išeina miegoti. Jo. O Rokui dažniausiai visada būna gera nuotaika. Kas greičiausiai įsivels į muštynės? Nu taip, aš niekada gyvenime nesu mušusis. Niekada. Oi, žinok, pas mane visokių nesąmonių buvo. Ką? Aš nežinau, dabar žinau. Gerai, kuris iš jūsų labiausiai išmano technologijas? Technologijas jau labiausiai pradeda išmanyti Rokas. Ir aš jau pas jį labai dažnai klausiu, Rokai, kaip tą daryti, ateik padėk man. Todėl aš planuoju pasistengti, pasimokyti, kad vieną dieną Rokas ateitų ir sakytų, mama, mamytė, kaip šitą reikia daryti? Bet be šansų, ne? Jau be šansų. Gerai. Na, dabar aš traukiu. Kuris iš jūsų bijo vorų? Aš nebijau vorų. Aš irgi nebijau. Ir Rokas nebijo. Viskas. Mes nebijom vorų. O jūs bijot vorų? Tai aš nebijau vorų, žinokit. Nebijau. Duokit man vorą. Mano voriukas, geriukas. O jūs, jeigu bijot vorų, parašykit, ar bijot vorų ar ne. Kuris iš jūsų neseniai buvo užsienyje? Ir kur keliavote? Nu tai, kad mes abudu visą laiką išvažiuojame. Tai čia mes turime atsakyti į šitą klausimą, ne? Tai atsakom visų pirma, kuris iš mūsų neseniai buvo užsienyje? Ir, o kur mes buvom? Lenkijoje. Taip, mes paskutinį kartą buvom Lenkijoje, Varšuvoje. Ir koks ten buvo klausimas? Jo, mes buvom Lenkijoje, Varšuvoje ir jūs matėte mūsų video. Okei. Tiek viską sužinosim, ko aš irgi nežinau. Kuris iš jūsų greičiausiai tiki stebuklais? Aišku, mama. Aš tikiu stebuklais. O tu netiki stebuklais? Nu, kai gausi iš matematikos 10, bus stebuklas. Dėl mamos, mama. Ne, nu gerai. O tu netiki stebuklais? Nu gerai. O nepilnai. Aš tikiu stebuklais. Kas turi daugiau sekėjų socialiniuose tinkluose? Nu tai koks čia skirtumas? Jei čia mūsų dviejų kanalas, tai abudu. Taip,
jūs kalbate apie, jeigu roko nuotykiai, tai šitaip, o jeigu Instagramas, tai šitaip. Jei roko nuotykiai, tai šitaip, jei Instagramas šitaip. Man smegenis. Gerai. nedavežu. Dabar bus klausimas. Kas visada vėluoja? Tik nesakyk, kad aš. Nu, bet ir ne aš. Nu tai tau atminimų gal? O kaip, kad aš vėluoju? Žiūrėk, sakai, parvažiuosiu už valandos, aš seku laiką, žiūriu jau už 2 valandų dar. Dar sakai, žiūrėk, sakai atvažiuosiu už valandos, aš žiūriu, jau praėjo 2 valandas ir tavęs dar vis nėra. Gerai, tai aš tik tai su Roku galiu vėluoti. Bet niekada nevėluosiu nei į darbą, nei į mokyklą, nei į susirinkimą, niekur, nei į susitikimą, nei į lėktuvą, niekur nepavėluosiu. Bet kai Rokas klausia, už kiek aš grįšiu, aš niekada negrįžtu tuo laiku, kai klausia Rokas. Tu išduodi mano visas paslaptis. Gerai, dabar trauk. Kuris iš jūsų taps žinomu tinklaraštininku? Nu, YouTube, tuo, blogeriu, ne? Aš manau, kad aš tapsiu įžymus. O Rokas galvoja, koks mandagus vaikas. Nu gerai, tada aš manau, kad bus šitai. Bet mes jau tapom įžymus. Bet reikia dabar tapti įžymiems ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Okay. Ir aš žiūriu, ir tau reikia. Aš susimaišiau. Atminčiai truputėlį. Taip. Kuriam iš jūsų gyvenime pasiseka labiau? O kodėl tau taip atrodo? Yes. Todėl, kad aš daugiau patirties turiu. Aš žinau, kaip neįklimti niekur. O tau kaip atrodo? Ką tu pasakei, tas ir yra? Gerai. Kuris iš jūsų turės nešvariausią kambarį namuose? Aš žinau, kuriame kambaryje visada beveik bardakas. Aš nujaučiu, kad jūs kiekvieną dieną girdite tokį sakinį iš mamos. Susitvarkyk kambarį. Ar susitvarkyk kambarį? Susitvarkyk kambarį, sakau. Nu pasiklok lovą, susitvarkyk kambarį, padaryk pamokas. Parašykite, kaip dažnai girdite iš mamos tokius sakinius. Kas iš jūsų bus sėkmingiausias? O aš manau, kad ir mano vaikas. Nu, kokia mama nenorės, kad vaikas būtų sėkmingas, ar ne? Aš noriu būti sėkminga ir aš tikiu, kad ir Rokas bus sėkmingas. O tu negalvoji, kad tu būsi sėkmingas? Neįsivaizduoju. Kuris iš jūsų labiau myli Rikį? Man atrodo, kad aš daugiau jam skiriu dėmesį ir labiau myliu. Ok, Rokas galvoja, kad čia jisai. Ok, gerai. Kas iš jūsų išsigandęs garsiau? Kas iš jūsų išsigandęs garsiau cyptels? Aš Roko neatsimenu, kad jisai būtų išsigandęs ir iš viso, kad jisai kada nors gyvenime su cyptu ar pasakytų, iš viso. Nei sykio neatsimenu. Esu labai daug, bet... Kada? Aš neatsimenu. Nei Nei drybės, niekada nieko nesako. Sako, kaip skauda ir viskas. Kiek iš jūsų nuolat daro selfie? Oi. Kas iš jūsų nuolat daro selfie? Nu kas daro? Aišku, mergaitė. Aš kaip paprašau. Aišku, mergaitė. Mamos einam kažkur. Tai mama tenais, kol selfie daro, tai pusvalandis praeina. Tikrai. Kol nusifotkins, kol taip pasidarys, kol kažką tokį rakursą pasidarys, nu tai... Parašykit, jeigu mūsų kanalą žiūri panelės, o mūsų žiūri mergaitės panelės, pasakykit, ar jums patinka fotografuotis ir daryti selfies. Man labai.
Dabar tu susimaišiai. Ką tu darai? Aš traukiu. Atsiprašau. Kas labiausiai mėgsta miegoti prieš vakarienę? Aš žinau. Aš kas antrą dieną kartais pamiegu pietukų. Tai niekada ne. Rokas niekada. Prie kompo sėdi. Rokas pamiega vieną kart metuose, gal. Jei labai anksti atsikelia ar būna žiauriai pavargęs. Vieną kart metuose. O aš kas antrą dieną. Tai trauk. Aš 2 kartus iš eilės traukiu. Ar tu? Tai jį dabar skaityk, aš traukiu, dabar tu turi traukti. Parašykit, ar jisai čia kartais nemeluoja man. Nemeluoju. Kuris iš jūsų yra geriausias virėjas? Taip. Rokas už mane gamina 100 kartų geriau negu kad aš. Aš, man atrodo, iš vis nemoku gaminti. Ir receptus kai kuriuos imu jau iš Roko. Kuris iš jūsų turi daugiau draugų? Kol jaunas, visada turi daugiau draugų. Po to draugai atsisijoja ir lieka tik geriausi. Na ir paskutinis klausimas. Kuris iš jūs Rykis labiausiai myli? Kurį iš mūsų labiausiai myli Rykis? Negalvokit jūs šitaip. Rykis labiausiai myli mane. Jis paskui mane. Nesinai tavo, jis skaito, kad tu esi valdovas, viskas. Taip, aš esu šuns valdovas, nes aš šuniui duodu valgyti. Ir šuo tik ir laukia, kur aš naisiu, nes žino, kad mama Vilma duos jam pavalgyti. Nu kągi, pažiūrėk, kiek jūs šiandien apie mus sužinojot, mes tiek nežinojom patys. Ir būtinai parašykite, kuris klausimas buvo jums pats įdomiausias. O dar noriu pasakyti, kad pas mus vyksta YouTuberių mokykla. Ir jūs, kaip ir mes, galite tapti populiariais YouTuberiais. Ir jeigu norite mokytis filmuoti, montuoti video, ir jei norite sužinoti, kaip reikia monetizuoti savo kanalą, ateikite pas mus į YouTuberių mokyklą. Iki susitikimo tenai. Nuoroda apačioje. O dabar spaudžiam like, subscribe ir ate!